Sveiki, esu sveikatos psichologė Sigita Vičaitė ir šiuo video laišku noriu Jums papasakoti apie tyrimą, kuris vyksta jūsų kolektyve. Koks šio tyrimo tikslas? Tyrimo tikslas yra kuo aiškiau suprasti, kaip Jūs jaučiatės atlikdami savo darbą ir kokios situacijos susijusios su darbo organizavimu, darbo sąlygomis ar tarpusavio santykiai su kolegom ar vadovais Jums daugiausiai kelia įtampos, streso ir daugiausiai išnaudoja Jūsų resursų bei sveikatos. Kaip vyksta tyrimas ir ką Jums reikėtų daryti? Laiške, kuriame radote nuorodą į šį video, žemiau rasite nuorodą ir į patį klausimyną, kurio pagalba ir vyksta tyrimas. Atsidarę klausimyną, atidžiai perskaitykite kiekvieną teiginį ir įvertinkite jį taip, kaip Jūs iš tikrųjų jaučiatės, o ne taip, kaip norėtumėt, kad būtų, ar norėtumėt, kad kiti galvotų, kad taip yra. Atkreipkite dėmesį, jog visi teiginiai turi būti įvertinti. O klausimyno gale rasite atvirus klausimus, kuriuose galite palikti savo komentarus, idėjas, pastabas ar atskleisti kitas su darbo sąlygom ar organizavimu susijusias Jums svarbias aplinkybes. Kodėl yra svarbus aktyvus Jūsų dalyvavimas tyrime? Kiekvieno Jūsų aktyvus ir nuoširdus įsitraukimas į tyrimą yra labai svarbus siekiant kuo tiksliau pamatyti ir suprasti esamą situaciją darbo kolektyve. Kuo daugiau darbuotojų nuoširdžiai atsakys į pateiktus klausimus, tuo tiksliau ir geriau rezultatai atspindės esamus kolektyvo poreikius bei nuotaikas. Kaip yra išlaikomas tyrimo dalyvio anonimiškumas? Klausimynai yra pildomi anonimiškai, jokių darbuotojus identifikuojančių duomenų pateikti nereikia. Be to, įrenginių, kurių pagalba pildysit klausimyną, IP adresai nėra niekur registruojami. Rezultatus analizuosime bei pateiksime apibendrintus bei nuasmenintus, todėl Jūs drąsiai ir saugiai galite reikšti savo nuomonę. Nes pokyčiai įmanomi tik tuomet, kai tiksliai žinome, kokia yra situacija ir kągi reikia keisti. Jūsų užpildytų klausimynų lauksime iki laiške nurodytos datos, o po kelių savaičių grįšime su apibendrintais rezultatais. Kviečiu Jūs kurti tokią darbo aplinkoje, kurioje lengva bendrauti, save realizuoti bei tobulėti. Darbingos Jums dienos!